Sveiki visi. Kaip ir tęsinys temos apie meilę sau. Kažkaip šiandien toks reginys. Ar jums teko pajusti, žiūrint filmą, kad mes ir esam filme? Mes žiūrim filmą arba žaidžiam kažkokią tai žaidimą, kuriame yra rolės. Čia gaisrininkas, čia karalius, čia sūnus, čia tėvas, čia mama. Visi turi savo rolės, jose įsigyvenę ir tvirtai jų laikosi. Pagal reglamentą, pagal taisyklės, čia taip turi taip būti, ne kitaip. Manau, ne vienas iš mūsų pagavom save, kad mes labai susigyvenam su ta rolė šiame gyvenime ir atrodo, kad tik tai yra tiesa. Bet jeigu mes pažiūrėsime į tą filmą, į siužetą iš išorės, iš aukštesnio vaizdo, argi kiemsargio rolė yra prastesnė negu karaliaus? Ar turtuolio rolė yra geresnė negu mažiau turtų turinčio žmogaus? Juk tai ir sudaro bendrą žaidimą, bendrą veiksmą, be kurio be vienos rolės nebūtų kitos rolės, be to, kas, sakykime, atlieka blogiuko rolę, nebūtų to gerojo rolės ir atvirkščiai. Ir tada, kada šiandien einu gatve, važiuoja mašinos ir suprantu, kad kiekvienoje mašinoje sėdi Dievo kūrinys. Sėdi žmogus su savo rolė, su savo keliu atėjimo iki šio taško, kol jisai sėdi mašinoje. Ir po to jisai išlips iš mašinos ir vėl toliau eis žaisti savo žaidimą. Ir mes taip nugyvenam gyvenimą kažkokiose rolėse, pamiršdami savo tikrąjį aš. Iš čia kyla karai, nesusipratimai, pykčiai, vienas kito nuvertinimai, nužeminimai. Jeigu mes kiekvienas grįžtumėm į save ir nors dalelytei, nors akimirkai pagalvotumėm, kad ar mes tikrai šios rolės, mes galbūt praeitose gyvenimuose turėjom visiškai kitas rolės, ar tai buvo geriau negu dabar, ar mes buvom geresni negu dabar. Visi mes čia žaidžiam, visi turim savo rolę, bet visi esame bendros scenos dalyviai. Tad neteiskime vieni kitų, nevertinkime gerai ar blogai, supraskime, kad kiekvienas mes žaidžiam pagal savo taisyklės. Ir nėra gerai ar blogai. Tiesiog yra taip, kaip mes norime. Tiesiog taip, kaip mes suprantame, kaip mums atrodo. Tiesiog taip trumpai norėjau pasidalinti šią gražią rugpjūčio dieną. Dangus nuostabus.
greito.